Na, tai treneri, debiutas pasiektas, tas pirmasis blynas gal šiek tiek su kartėliu, tai kokios tos mintis ir kaip vertinat pačias rungtynes? Jo, negaliu didžiuotis po pralaimėjimo, tačiau nieko blogo negaliu pasakyti savo vaikinam. Jie šiandien atidavė viską. Kas liečia rungtynės, norėjome būti drąsūs, norėjom pasitikinėti priešininką aukštai, norėjom juos presinguoti, nes puikiai žinojome tai, kad ši komanda gerai žaidžia su kamuoliu, nori žaisti su kamuoliu, tai mūsų vienas iš uždavinių pirmųjų buvo tai, kad įves priešininką į diskomforto zoną ir neleisti jiem jaustis patogiai ir priversti juos klysti. Tai bet kas liečia pirmas minutės žaidėjų, tai vėlgi, kažkaip turbūt aš neradau tų žodžių tam, kad vaikinų nesijaustų ant vaikinų tas, sakykime taip, pirmomis minutėmis jaudulys, ko pasiekoje mes prasileidom 2 įvarčius ir sakykime taip, jeigu vertinant apskritai rungtynės, tai mažos detalės nulėmė skirtumą rungtynėse. Ką pasakėte vaikinams per tą? Žinot, šiek tiek pakoregavo mūsų išsidėstymą, tie, kas liečia žaidimą aukštam presingė, tie, kas liečia vidutiniam ir žemam. Ir žinoma, paprašiau jų žaisti dar drąsiau ir antram kėlinį neprasileidom. Ir aišku, mes turėjom savo momentų, nėra tai, kad mes tik tai gintumėmės, mes prie rezultato 1-0 mes turėjom 2 puikias progas, Davis Įkaunieks. Ir antram kėlinį buvo momentų, ir pas juos buvo momentų, rezultatas galėjo visai pasibaigti ir negražių rezultatų, bet galėjo pasibaigti ir mūsų naudai, taip kad priimam šitą pralaimėjimą kaip pamoką, kaip patirtį ir dabar pagrindinis uždavinys vaikinus atstatyti tiek psichologiškai, tiek kas liečia mentalo pusę, tiek kas liečia fiziškumą ir ruoštis antrom rungtynėm. Taip.